Labą dieną. Esu Stanislavas Ladinskas, Lietuvos visuomenės tarybos valdybos narys. Noriu padėkoti koordinatoriam ir iniciatyvinės grupės nariam dėl šitos iniciatyvos dėl grynųjų pinigų referendumo pakeitimo Konstitucijos 23 straipsnio ar papildomi. Todėl, kad grynieji pinigai tai čia yra mano laisvė. Ne tik mano, kiekvieno žmogaus. Jeigu yra pas mane kišeniai grynieji pinigai, aš esu laisvas žmogus. Bet jeigu pas mane yra pinigai sąskaitoj ir į mane pažiūrės ne taip arba pavadins kitaip, norės duoną man parduoti ir nenorės neparduos. Tai visiems žmonėms čia yra labai aktualu. Ir noriu pasakyti, kad šiai dienai tokia yra geopolitinė situacija, kad, pavyzdžiui, gyvas pavyzdys, 3 dienas pas mus Lietuvoje neveikia ar streikavo elektroninė sistema pas notarus. Notarai negalėjo nieko padaryti. Skambinau vakar į notarų rūmus, jie pasakė, mes nieko negalim, todėl kad yra įmonė. Nors ta įmonė sudaro su notarų rūmų yra sutartį. Tai ir su pinigais gali būti ir būna taip pat. Tai prašau visų, raginu Lietuvos Respublikos laisvus piliečius, pritarančius, nepritarančius, visus pasirašyti, nesvarbu žiūrint, koks yra, ateina pasirašyti žmogus, prašo pasirašymą jūsų parašų. Todėl, kad žmogus ateina darbą daryti. O jau spręsit, kai susirinksim 300 000 parašų, spręsit tada balsavime, ar jūs pritarėt mūsų iniciatyvai, ar nepritarėt. Tai prašau visų įmonių, visų verslininkų, visų politikų. Ačiū labai.